Man tai, pamaitinai praniuką? Paklausė Greta, baiginėdama savo darbus. Mantas susirado praniuką, jie atsidarė ir jau ruošėsi jį maitinti. O, štai kolega Lukas. Ką jis pastebėjo? Man tai ne. Pamiršai svarstyklės. Raugo gamyboje labai svarbus tikslumas. Taigi, o ką sversim? Reikės pasimatuoti tikslų kiekį vandens ir pasisverti ruginius bei kvietinius miltus. Prieš maitindami raugą, jo kibire pasiliekame 50 gramų. Tada pilame 100 ml vandens, raugą su vandeniu gerai išmaišome. Dedame 50 gramų kvietinių miltų ir 50 gramų ruginių miltų. Dabar ir vėl viską reikės gerai išmaišyti. O tada uždengtą raugą atidedame iki rytojaus. Iš šio raugo mes gaminame įvairias duonas, įskaitant ir mūsų sourdough.